Šiame tyrime mokslininkai dar atidžiau vertino socialinės medijos ir kūno vaizdo sąryšius ir dalijasi tokiamis įžvalgomis. Instagram ir Snapchat platformos dėl savo vartojimo kultūros ir formato labiau siejami su neigiamo kūno vaizdo vystymusi negu Facebook. Aš noriu pabrėžti, kad čia daugiausiai dėmesio reikėtų skirti būtent platformos turinio formatui, kuris orientuotas į grafiką, o ne į tekstą. Savęs fotografavimas ir savo nuotraukų redagavimas daro daugiau žalos kūno vaizdo atžvilgiu negu savo nuotraukų publikavimas. Taip vadinamas fitspiration turinys, lyg ir motyvaciją savo kūno gerinimui stiprinantis turinys, turi tokį pat neigiamą poveikį kaip kūno lieknumą aukštinantis turinys arba taip vadinamas thin ideal. Pozityvų kūno vaizdą skatinantis turinys body positive turi teigiamą poveikį tik tam tikromis sąlygomis. O man jau knieti pridurti, kad meilės sau iš išorės neįpūsim, jos ir reikia ieškoti savo viduje. Piliulės ar piliulės tam nėra. Skanaus, taikos ir ramybės.